Sporto naujienos. Turnyre pirmokų lyga nugalėjo Mikalojaus Daukšos pagrindinės mokyklos jaunieji futbolininkai. Kėdainių sporto mokyklos futbolo manieže įvyko trečiasis 2013 metų Kėdainių rajono mokyklinės įstaigas lankančių pirmokų vaikų futbolo turnyras pirmokų lyga. Futbolo klubo Nevėžis pereinamąjį tauriai laimėti. Nevėžio klubas kartu su Kėdainių rajono savivaldybė vykdo socialinius projektus ir šiandieną vyksta vieno iš jų, tai yra Kėdainių rajono mokyklinės įstaigas lankančių pirmokų varžybos finalinės. Šis turnyras vadinasi Pirmokų lyga ir organizuojamas jau trečiąjį kartą. Komandų dalyvauja 10 iš 9 mokymo įstaigų. Taip, kad ne vien tik tai iš Kėdainių, bet ir iš Kėdainių rajono atvažiuoja komandos. Mes labai to džiaugiamės ir kartu su rėmėjais stengiamės labai visus pedagogus pamotyvuoti, suteikti vaikučiam įvairiausių prizų, taurių, kad kuo daugiau tik tai sportuotų. Pirmokų lygoje dalyvavo svečias Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos prezidentas Romualdas Lavrinavičius. Atvykau Sauliaus pakviestas ir aš dalyvauju jau čia trečią kartą. Nors esu Kėdainis truputėlį aš taip pažįstamas daugiau, kadangi aš čia metus laiką dirbau, 86 metais. Kėdainis gerai žinau. Čia daug, aš galiu pasakyti, čia nuostabus renginys ir galiu pasakyti, reikia dėkoti tokiem kaip Saulius Skibiniauskas, kurie užsiiminėja, vysto tokią veiklą. Tai yra čia, skaitau, Kėdainių turtas. Kaip žinot, mes turime turtą krepšinį Sabonį, taip jūs turite turtą Skibiniauską. Pat ir jo dėka čia visas tas turnyras, o aš, kadangi mano pareigas yra vystyti vaikų futbolą, tai mūsų vaikų jaunių asociacija, kur aš atstovauju, ir šiuo aš tą progą čia ir randuosi. Ir geriuosi šito turnyro. Finalinėse varžybose susitiko 4 stipriausios A ir B pogrupių komandos. Šiuose varžybose sėkmė nusišypsojo Mikalojaus Daukšos pagrindinės mokyklos komandai. Ji užėmė pirmąją vietą ir iškovojo pereinamąją taurę. Jaunieji futbolininkai buvo gerai nusiteikę. Kaip šiandien sekėsi? Labai gerai. Kaip varžovai pasirodė? Geriau. Taip. Stiprus varžovai? Taip. Kaip ruošėtės šiam turnyrui? Treniravomės, stengiamės. O kas padeda pasiruošti turnyrui jums? Atėjo Nevėžio treneris, padėjo mums, patreniravo ir tada mes jau susirinkom, žaidėm, laimėjom, dabar dar čia laimėjom. Kodėl tau patinka žaisti futbolą? Nes visi mano klasiokai draugai žaidžia tą futbolą. Įdomus tai žaidimas? Jo. Antrąją vietą iškovojo Ufros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos komanda, trečioje vietoje liko mokykla darželis Obelėlė, o 4 vietą užėmė mokyklos darželio vaikystė jaunieji futbolininkai. Visi prizininkai buvo apdovanoti taurėmis, medaliais ir diplomais. Prizais buvo apdovanoti ir mokymo įstaigų komandų vadovai.